Ну, здоров, kaimietį. Ką tu kaimiečių vadiniai? Rankšluostinį tylėktų, kurva, ką tu vadini? Ko čia šūkauji, gal gritinės tai pysės? Primink, kuo tu vardu? Piurko. Klausyk, einam davai, užpažinti gritinės įpysę. Klausyk. Tai ką, nematai, kad dėblį mėtau? Kurva šiška bus. Imk, va, pridėk lūką prie galvos, gal šalčiau bus. Lūka, ble. Nu kaip, lūkas padeda? Koks čia tau lūkas, čia svogūnas, na bet kadangi jisai jau rankoj. O, kaip šefas žiūri, tu čia jau visai. Tai ką mes čia dabar darysim? Mes darysim slaptą ingredientą. Nesižaisim daugiau čia su nieko. Mums reikės svogūno pripjaustyti į šitą indelį. Gerai. Turi, o, malumsparnis pirdolina kažkur tai. Paimam blenderį, įstatom į ertmę ir bandom jį sumalt. Čia kraupukas čia vyko, tai čia patikėk. Bliuot, kas tau? Kas tau čia darosi? Atrodo, šūdą pagamino dar norisi. Bliuot. Blogų receptų nebūna, daryk davai greičiau. Neteisinga, sakau moteris. Tai atleidžia man Petras čia iš jo biografinės knygos. Tu tik nepirktų man proto, žinai, neįbejuokį. Tai gal receptinės, kokios dar, blėt, biografinės? Tai gali būti, nes aš nežinau kiekių, kiek reikėjo ant tokio tūrio to svogūno. Tai kreip dėmesio nereikia. Pagrindinis ir pats švenčiausias dalykas tai yra grietinė. O, čia Petras pasakytų. Aš aukštukais dedu. Nu. Mikstūra susipylė. Ta pirštą įkišim, dar išlaižysim, čia dar daug liko. Kis. Atie grietinės. Ne ten laižai! Niekam nepasakokit. Opa. Hop. Ar tai pamokys, kai reik dirbt? Pablendinam dabar. Tai sakyk. Kaimietį, klausyk, šūdas, ble. Nu ką, blėt, ragaujam? Petrai, tu kur? Už Petrą. Už Lietuvą, vyrai! Vyrai, nepasiduokit kvailom madom ir nekeiskit orientacijos.